Tai už manęs yra 12 metrų darbinio pločio sėjamoji Bednar Effecta CE12000. Pagrindiniai šios mašinos privalumai yra be abejo dideli bunkeriai. Jie skirti tam, kad būtų pasiekiamas maksimalus našumas, kad nereikėtų dažnai sustoti užpilinėti sėklos ir trąšų. Jau patikrinta laiko PSP sėjos sistema. Ši sėjamoji yra ne tik įspūdingo dydžio, bet taip pat gali dirbti ir išmaniai. Puikiai draugauja su Topcon automatinio vairavimo sistemomis. Jų pagalba ši sėjamoji gali sėti kintamą normą, naudojant derlingumo žemėlapius. Sveikas, Mindaugai. Labas rytas, labas. Kaip agrokoncernas sudarinėja žemėlapius pagal dirvos tyrimus? Su šia sėjamąja galima sėti dviem būdais. Vienas būdas yra sėti pagal Agro 247 programos sudarytais palydoviniais žemėlapiais. Ir kitas būdas yra sėti naudojant elektrinio laidumo skenerio duomenis. Juos gauname atlikę dirvožemio tyrimus. Ūkininkui užsakius dirvožemio tyrimus, jo lauke technologinėmis vežimis važiuoja automobilis su prikabintu skeneriu. Skeneris renka duomenis ir tuos duomenis vėliau apdoroja programa, kuri parengia failą, kurį mes galime dėti į būtent sėjamosios kompiuterį. Kalbant apie elektrinio laidumo žemėlapius, reikia žinoti tai, kad normą mes nustatome čia pas mumis, TTC skyriuje, ten, kur dirva yra sunkesnė, ten normą mes sumažiname, o kur dirva yra lengvesnė, toje vietoje mes normą padidiname. Ta patį atliekame ir su Agro 247 žemėlapais. Ji priklauso nuo laiko sėjos, priklauso nuo pačio ūkininko, kokią normą jisai ten naudoja įprastai. Ir tada mes, matydami vaizdą būtent NDVI indekso pagalba, matome ir galime pakoreguoti būtent tą normą tam tikrose zonose. Tai einam pasižiūrėsim, kaip jie sudaromi. Tai pirmiausia, tai pasirinkam NDVI nuotrauką, kai matome, kur yra pasėlių išretėjimas ir kur yra tanku. Būtent tada, kada kviečiai auga ir būna stipriausi, pagal tą nuotrauką mes sugeneruojam kintamos normos žemėlapį, būtent numatydami tose vietose normas. Su šia sėjamąja galima ne tik tai sėti, bet ir galima atiduoti trąšas. Kaip pavyzdys galima daryti taip. Kalio chloridų nuvažiavom prieš sėją, su šia sėjamąja ir pasėjom ir tuo pačiu atidavėm diemofoso trąšas. Kintama norma. Naudojant šios žemėlapius, jeigu jau pasėjom kintamą normą, mes jau vienodinam pasėlį. Kai važiuojam kult, kombainas dirba vienodais ūkiais, taigi kuliant galim matyti visai kitą našumą, stebint ir tas pačias kuro sąnaudas. Darbus su žemėlapiais mes tiek praeitą rudenį, tiek šį pavasarį jau išbandėme. Matome, kad tai veikia, greitai turėsime rezultatus iš laukų. Kaip tik ateities ūkyje šiuo metu atliekami vertinimai, kas liečia sėjos žemėlapius pagal elektrinį laidumą ir pagal palydovinės nuotraukas. Pagal Agro 247 programos sudarytus žemėlapius, nors norma buvo skirtinga nuo 180 iki 220 kg hektare, bet jau dabar pastebiu, kad balandžio pabaigoje skaičiai rodo tai, kad yra tankumas nuo 10 iki 11 milijonų hektare. Tai dabar tikrai matome, kad tankumas yra suvienodėjęs. Kviečiu susiekti su mūsų komanda ir jau savo laukose išbandyti šią įspūdingo darbinio pločio sėjamąją Bednar Effecta CE12000 su kintama sėklos ir trąšų norma.